vat kaip vakar tas incidentas per pertrauką įvyko jūsų akimis? Tai visų pirma, kol aš atėjau iki Rūbinės, ten Šroderis išsakė daug ką Jonui Valančiūnui dėl mūsų sirgalio ir kad jis yra atsakingas už tai. Tai aišku, pas žaidėjus, pas visus vokiečių žaidėjus ir trenerius ir tą buvo emocijos visas, tai kol mes jas nuraminom viską, todėl aš nuėjau įsiaiškinau, kas buvo ir paprasčiausiai tai vienas sirgalis turėjo konfliktą su Šroderiu, kuris kilo į rasizmo skandalą, tai mes kaip rinktinė, mes kaip sirgaliai, tai aš manau visi yra prieš tokius dalykus, bet dėl to aš išsprendžiau, atsiprašau ir manau, kiek mes atsakingi už tai mes viską padarėme tuo klausimu ir dėl vieno sirgalio elgesio manau tikrai nereikėtų tapatinti Lietuvos visų sirgalių, kurie per visą mano karjerą tokių dalykų nėra atsitikę visų pirma ir mes turim tikrai geriausius sirgalius. Čia net nėra klausimo ir žaidėjus ir viską, tai labai nedėkingas incidentas, bet taip plačiai atsakomybę visiems užmesti paprasčiausiai nėra teisinga mano manymu. Tai manau išspręsta buvo ir FIBA turi perimti šitą klausimą, išspręsti, išsiaiškinti visas aplinkybės. Tai nėra mūsų kaltė, tai nėra kaip ir tenai buvo išreikšta per pertrauką visi kaltinimai mūsų, tai dėja mes už sirgalius, kiekvieną kaip ir sirgalių, už kiekvieną žmogų mes nesame atsakingi. Jūs pats matėt tą mėgdžiojimą ar tik Šrioderio žodžiais jūs sprendėte? Ne, čia Šrioderio žodžiais, čia Šrioderio ir visų vokiečių žaidėjų ir stafų, kas ten dėjosi tam koridoriui, tai užtruko laiko, aš nepratenėjau, aš mačiau, kad čia buvo parašyta kažkur, kad matėm, bet vokiečiai prašė manęs incidentą tą išspręsti ir manau, kad geriausias buvo dalykas jį taip bandyti išspręsti, bet čia turėtų arena prisiimti atsakomybę visi žmonės apsauginiai, kur dirba ir tos dalykus, kurie yra, turbūt visi žinom, netoleruotini, jie turėtų būti išspręsti, bet čia įvyko toks didesnis konfliktas ir ta atsakomybė ir viską užvesta ant žaidėjų, tai čia toks, sakykime, pirmas yra mano irgi regėtas dalykas, nes mum dėja fanai irgi yra pasakę daug įžeidžiančių frazių, dalykų ir viskas, aišku, jokio rasizmo negali būti, čia net neklausimas, bet mes kaip žaidėjai, aš nebėgu konfliktuoti su kitais žaidėjais. Kaip Linai įspūdis, koks apie rinktinę po 3 turų pirmųjų? Įspūdis viską, toliau dirbam, toliau stengsimės, reikia ištaisyti tuos dalykus, kuriuos galima ištaisyti po vakar, kur pralaimėjom vokiečiam savo, sakykime, tuo, ką mes galvojom, kad mes tikrai galim geriau padaryti, tai nekalbu apie talentą vakar, ne talento reikėjo, tai pralaimėjom visus tuos mismatchus fiziniai kovoj ir, sakykime, gal kai kur mums buvo labai geras testas su tokia komanda, tai pažiūrėsim, ką mes iš to pasiėmėm ir paprasčiausiai ant tiek, kiek blogai žaidėme, dar vis tiek kažkurio metu buvom rungtynėse. Ar matai kovą su Suomija, kaip kovą dėl antros vietos? Tai turbūt visi to mato. Aš pakėlai sutikčiau su tavim, kad kito pasirinkimo turbūt ir nėra. Kaip rinktinės debiutantų vertinate įsijungimą į komandą? Matai, šitą komandą yra tas, kad kiekvienas žino savo rolę. Ir manau, buvo geras testas, kad kai kur prie tokių komandų kaip Vokietija, su tokiais pasiekimais, su jų susižaidimais, kai kur mes išsimušėme iš tų savo rolės darimo. Tai kiekvienam žaidėjui reikia daryti savo rolę komandoje, dėl ko čia yra, visi puikiai žino, ką reikia, bet geros komandos kai kartais išmuša, tai sakau, gera patirtis. O čia, kai vertinsim po visų varžybų, dabar nėra ką dar vertinti. Kokio rimtumo yra Tado trauma ir ar galės žaisti rytoj? Šitą aš jums dar negaliu atsakyti. Šiandien nesitreniravom, Šletartin, ar dirbo kažkiek? Tai man atrodo, jis dažnai išlepia. Ne, jis išsisuko koją, tai rytoj galės žaisti ar ne, bet bus, jei ir nežais, tai bus kas galės žaisti. Tai tam ir yra žaidėjai, kiti turi kažkas įeiti į tą rolę, tiek rytoj bus. Turbūt nėra paslaptis, daug darbo stabdant Markineną ir Suomiai labai pavojinga komanda, žaidžianti greitai, metanti labai daug,
ir turi tą pasitikėjimą ir namie, tai užduotis bus visiems. Tai jei mes išeisim ir nusileisim fiziškumu, taip kaip vokiečiam turėsim labai ilgą vakarą. O kas jeigu ne Tadas galbūt galėtų prisimtas atsakomybės su Markkanenu, kas galiausiai atsvara jam galėtų tapti? Aš? Tai pamatysim rytoj. Žvelgiant į Europos čempionatą bendrai, kokios apskritai komandos nustebino, galbūt vis tiek stebėjote ir kitas rungtynes? Tai aš manau, dar daug kas nustebins, matot, visi labai greit pasidarėm visas išvadas, kas laimės, kas nelaimės, kas geriausias komandos. Matom, nėra taip paprasta, taip lengva, atsitinka traumas, kai kurios sunkiau žaidžia, dabar tik prancūzai krito prieš Izraelį, tai tų surprizų ir tų grupėje ir kas kur žais. Ir po to dar išiškės, kas geriausias forumas bus aštuntfinalė. Tai čia, manau, nuprognozuoti šitą čempionatą bus labai sudėtinga. Aišku, vokiečiai tikrai vieni turbūt yra iš tų favoritinių komandų, kur bent dabar demonstruoja tikrai gerą formą ir tas jų ilgas susižaidimas. Ir po kol kas be traumų, tai jie atrodo solidžiai. Bet kas čia kaip užsibaigs, tai čia per anksti sakyti kažką. Ar sutinkat su trenerių nuomonė, kad Markkanenas gauna pagarbos švilpukų kaip šeimininkai? Aš manau, kiekviena NBA žvaigždė gauna pagarbos švilpukų ir gauna jų daug šitam čempionate. Nes Markkanenas dar viena iš tų, kur meta daug ir gali, aišku, ir pataiko, bet matom tų tokių prototipinių, kur dabar naujų, kur yra 2-5, 2-6, su kamuoliu žaidžia, atakuoja visi ir tada jie jau provokuoja daug baudų. Aš tai kiek jis 20 baudų metų? Po 12. Po 12? Na tai dar gal dar ir normaliai, bet kiek teko žiūrėti, tas pats Dončičius gauna daug baudų, daug kur kai kiti žaidėjai gauna daug baudų. Plius tai yra FIBA teisėjavimas, tai kartais teisėjai to žvaigždės, jiem irgi yra žvaigždės. O pats turėdavot pagarbos švilpuko čempionatus? Ne. Niekada iš teisėjų aš neturėjau pagarbos. Nebuvau žvaigždės. Gal yra žinoma, kiek bilietų lietuviams Suomiai palieka? Tokio klausimo negaliu atsakyti, nežinau, kiek likė tų bilietų, kiek čia pas mus tų lietuvių, bet pakol kas tai atmosfera įspūdinga buvo. Rytoj bus jau turbūt iš kitos pusės, karšta labai.